Sveiki, aš esu Lukas iš riedis.lt, o šiandien pašnekėkime apie elektrinio, dviračio ar kito elektrinio transporto priežiūrą. Taigi, daugybė žmonių klausinėja, kaip prižiūrėti elektrinius dviračius. Viskas yra pakankamai panašu kaip paprasto dviračio, tačiau reikėtų labiau vengti drėgmės, todėl kad daug elektronikos komponentų. Pradžiai pakalbėkime galbūt apie bateriją, kas irgi elektrinį transportą daro išskirtiniu iš kito transporto, kuris yra be elektros. Taigi, dviračio rėme yra baterija, kai jinai yra įkišta, dažniausiai raktelis, kai būna pasuktas per vidurį, kaip šiuo atveju čia, tuomet įtampa yra paduodama į ekranėlį. Taigi, pirmas dalykas, siūlom jums lenkiant dviratį, jeigu jis yra sulankstomos, įtampą išjungti. Štai, išjungiam įtampą, užgeso lempos, užgeso ekranėlis ir tada galima saugiai sulankstyti dviratį, todėl kad čia yra valdiklis, čia yra baterija ir kontaktai susijungia. Geriau būtų, kad jie susijungtų, kai baterija yra atjungta. Tačiau pats svarbiausias dalykas yra pačios ličio baterijos priežiūra. Todėl, kad dažniausiai ličio baterija sudaro beveik pusę, o kartais ir daugiau elektrinio transporto kainos. Taigi, kaip reikėtų prižiūrėti tinkamai elektrinio transporto ličio baterijas? Pirmas dalykas, baterijos mėgsta būti tarp 20 ir 80% riboje. Jeigu visą gyvenimą baterija būtų tarp 20–80% ir nepasikrautų daugiau ar neišsikrautų žemiau, ji galbūt laikytų ir 10 metų. Tačiau mes naudojame elektrinį transportą tam, kad jis mums padėtų, kad tarnautų, kad nuvežtų didelius atstumus, todėl mes jį kraunam iki 100%. Tai yra visiškai normalu, tačiau pirmas dalykas, ką noriu pasakyti, jeigu jūs nevažinėsite 3–4 mėnesius ar netgi mėnesių išvažiuosite į atostogas, palikite elektrinį transportą 60–70% ribose. Jeigu nėra voltų, kur galėtumėte pagal lentelę pasižiūrėti, kiek yra procentų, kiek voltų, tai yra pavyzdžiui 5 padalos, palikite 4 padalas ir tokią bateriją ar visą transportą galite saugiai palikti visam žiemos sezonui. Pavasarį jis tarnaus tikrai gerai. Venkite didelio iškrovimo. Žemiau 20% iškraukite bateriją tik tai ypač svarbiais atvejais. Ir nelaikykite ilgai pilnai iškrautos baterijos. Jeigu jau taip atsitiko, pasistengkite ją pakrauti tą pačią dieną. O įkroviklio nepalikite be žmogaus priežiūros ir prie degių daiktų. Tai bus ženkliai saugiau. Užbaigiant apie baterijas, jas taip pat nerekomenduojama laikyti ypač šaltose vietose. Dviratis yra ženkliai patogiau nei paspirtukas, todėl kad visų beveik dviračių baterijos yra išimamos, taigi jį galima pastatyti į kad ir nešildomą patalpą, o pačią bateriją ir saugiai pasidėti šiltoj, sausoje vietoje. Pakalbėkime apie elektronikos komponentų priežiūrą. Taigi, blogiausia jiems, kas gali nutikti, tai yra drėgmė. Nuo drėgmės jie gali oksiduotis, surūdyti, pasitrumpinti, sudegti ar nebeveikti. Tai reikėtų vengti aukšto slėgio valymo įrenginių, ypač į šias vietas, taip pat labai didelio lietaus, kur yra ekranėlis, kur yra mygtukai, kur yra lempos, taip pat variklis, per ašį gali ten patekti vanduo. Todėl elektrinį transportą reikėtų prižiūrėti drėgnomis sąlygomis žymiai atsargiau negu neelektrinį transportą. O jeigu jau jūs važinėjote per šlapes dangas, per purvą ir panašiai, tada dviratį išvalykite. Rekomenduojame atlikti valymo procedūras ypač kruopščiai, nes jeigu jūs valysite savo dviratį, jo komponentai, jo mechaninės ir elektroninės dalis bus veikiančios ir jums tarnaus ženkliai ilgiau. Taigi, nepamirškite išsivalyti. O kaip valyti? Mes parduodame ir galite įsigyti mūsų elektroninėje ir fizinėje parduotuvėje aktyvaus valymo putas. Tai yra ženkliai geresnis dalykas negu tekantis vanduo. Taigi, jeigu dviratis yra labai purvinas, be abejo, su šlapia vandens servetėlė pradžiai galite išvalyti, tačiau jau jį nublizginti galima tiesiog apipurškus putomis, palaukti kokias 5 minutės, kad cheminė reakcija įvyktų ir tuomet tiesiog viską nuvalyti su šluoste. Taip jūs būsite 100% įsitikinę, kad drėgmė nepaveiks elektronikos komponentų. Kaip prižiūrėti stabdžių sistemą? Jeigu stabdžių kaladėlės dirba jau neefektyviai, ar jaučiate, girdite tam tikrus garsus, naudokite brake cleanerį. Angliškai, lietuviškai riebalų valiklis arba stabdžių valiklis. Galima drąsiai purkšti jo į stabdžių suportą, taip pat ir visą diską apipurkšti, todėl kad brake cleaneris arba riebalų valiklis nuriebalina. Reiškia, sukibimas yra ženkliai geresnis, stabdymas yra ženkliai efektyvesnis ir jūsų kaladėlės jums tarnaus ženkliai ilgiau. Jeigu stabdžių diskas ir stabdžių sistema bus riebi, gavusi lietaus vandens purvo,
tuomet ir slidimas bus didesnis, bei kaladėlės naudosis greičiau. Taigi brake cleaneris yra labai svarbus elementas. Jį drąsiai galite purkšti tiek į priekinius, tiek į galinius stabdžius, jis nepalieka dėmių, visiškai geras daiktas. Na, o atlikus visas valymo procedūras, reikėtų dviratį susitepti. Visas judančias vietas, sklaščius, pasipurkšti, pasitepti, kad nebūtų garsų, kad būtų viskas sutepta, kad nerūdytų galiausiai. Na, ir dar svarbus elementas – grandinės valymas. Grandinę išvalyti reikėtų su šepetėliu, taip pat ir žvaigždės, išsivalius grandinę su šepetėliu, tiesiog patepti specialiu grandinės tepalu ir prasukti pro visus bėgius. Pakeliate dviračio ratą, pasukate pedalus ir perjungite bėgius po vieną. Na, o jeigu jūsų dviratyje yra hidrauliniai stabdžiai, hidraulinių stabdžių priežiūra atliks mūsų techniniai specialistai. Arba, jeigu jūs turite žinių, galite įsigyti iš mūsų hidraulinę alyvą ir pasipildyti ją arba atlikti nuorinimo darbus su tam skirtais įrenginiais, kuriuos mes taip pat parduodame savo parduotuvėje. Taip pat reikėtų atsižvelgti ir į dviračio tipą. Su plentiniu dviračiu važinėti plentu, o ne žvyrkeliais ar miško takais sportuojant ir panašiai. Perskaičius dviračio instrukciją tikrai galėsite surasti teisingus patarimus, kaip jį prižiūrėti. Na, o savo ruožtu dar pridėsiu, kad reikia prižiūrėti ne tik transportą, tačiau ir patį vairuotoją, nes be vairuotojo transporto nebus kas valdys. Pirmas dalykas – važiuokite su šalmais. Antras dalykas – važiuokite su įjungtais žibintais. Todėl, kad jūs pamatys iš priekio važiuojantis ar iš šono, ar iš kiemo išvažiuojantis automobilis ar kitas eismo dalyvis. Tai ženkliai sumažina įvykių tikimybę. Na, o vienas svarbiausių elementų yra padangų slėgis. Nepamirškite jo karts nuo karto pasitikrinti. Tai ypač svarbu prieš naują sezoną. O ant kiekvieno padangos krašto yra parašytas, koks yra rekomenduojamas gamintojo slėgis. Elektrinės įvairias pompas galite įsigyti www.riedis.lt elektroninėje parduotuvėje. Nereiks vargti, o tik paspausti vieną mygtuką ir jūsų padanga prisipūs. Jeigu informacijos norite dar daugiau, turime savo puslapyje skiltis. Kaip prižiūrėti elektrinį transportą, kaip prižiūrėti elektrinio transporto baterijas, kokie yra error kodai pagal gamintojus ir panašiai. Jeigu pas jūs ant ekranėlio dega kažkoks tai error, reiškia klaidos pranešimas, galite pasižiūrėti mūsų puslapyje, ką tai reiškia. Jeigu nepavyks susitvarkyti patiems, atvykite į Riedis.lt servisą. Čia buvo Lukas iš Riedis.lt. Ačiū, kad žiūrėjote. Saugių kelionių ir iki. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti. Kalvarijų gatvė 269 Vilnius.